tarp visų darbų reikia nepamiršti ir apie paskutinės daržo dovanas, rudenėlio šventė. Ir tokie pasiutėliai moliūgai ir cukinijos. Oi. Nu, nežinau, kokių čia troškinių reikės ruošti ir skanauti. Bet vienok jau termometras naktimis rodo, kad ir šalna atkeliauja. Todėl reikia pasirūpinti tom paskutiniam dovanom, jeigu norint jomis, kaip sakant, skanauti žiemos metu. Tai ką? Į sklepą. Faktas tas, kad gyvenime niekas greičiau nevyksta, nei tai turi įvykti. Na, per tiek laiką. Visada atrodo, pagalvoju, ai, norėčiau greičiau. Bet faktas tas, kad gyvenimas pats diktuoja savo tempą ir niekas neįvyksta greičiau. Tai atrodo dar vienas viršduris likęs, dar maži ploteliai šiandien bei ten, bet pagalvojau, tai jeigu turiu išsiliejęs sąramą, o šitą kolektorių irgi reikės anksčiau ir vėliau apdirbti. Ir galvoju, na vis tiek, jeigu jau darau tuos didžiuosius darbus su skiediniu ir čia taip skubu tą maišyklę perduoti į kitas rankas, sakau, vis tiek reikia pasidaryti. Ir ką, išsimušau, dabar reikia lygį susigaudyti, kad būtų pagal gulščiuką. Truputį reikės ir apačioj pamūryti, nes vis tiek čia užsidengs. Ir taip ir jau artėja ta išsvajota pabaiga didžiųjų tinkavimo darbų. O jie jėgų prašo labai smarkiai, kai čia reikia viską taip iš jėgos. Dar vieną niuansą noriu parodyti, kai pavyzdžiui pas mane visos plytos yra antrinio panaudojimo ir prasišviečia iš po tinko suodžiai, kurie labai sunkiai po to užsidažo ir persisunkia, persišviečia iš po dažų. Tai tokiu atveju, kaip čia, aš pastebėjau, kad tiesiog plonų sluoksnių ir pagrinde beveik vieną cementą pasiėmė, su vandeniu susimaišai ir taip plonai uždenginėjai ir po kokių 3-4 kartų tokio plono sluoksnio cemento žiūrėk ir pavyksta nugesinti tų suodžių aktyvumą ir taip po to sumažinti dažų išeigą, kad tepti. Na, kaip pavyzdys parodysiu tokių niuansų, kurie man taip įvyko lauke. Nes, kaip sakiau, čia tos plytos pas mane keliauja iš vienos vietos į kitą ir kartais tiesiog, mūrį labai smarkiai neanalizuodamas. Ir netgi čia labai matosi keliose vietose išlenda vis tiek spalva iš po plytų, iš po tinko. Ir ką, neišvengiama, irgi atrodo bandžiau labai nedaug, tik tai prisipažinsiu 2 sluoksniais tepiau, cemento tokia piurė ir va, na, teks sugrįžti kažkada, bet dabar galvoju, gal tegul dar iki pavasario pastovi ir taip kaip ir nusiramina galbūt. O štai laukinukė, Cangė, gyvena, motina pabėgo ir jaunuolė Gilda, labai mėgsta Gildą gainyti. Jau kažkur dar... Ai ne, va. Kac. Vat, gražuolytė. Be abejo, reikėjo nemažai, 2 savaitės kokias buvo vien tik tai kambarį
Kambarį turėjo pabūti, kad priprastų, bet labai labai meili. Ir dėl to, kad pas mane patekimas į rūsį laisvas iš gyvenamosios pusės. Ir kai jau tik pradėjo analizuoti aplinką, pas mane rūsy, nežinau, gal ir pas kitus, iš kažkur tai visada atsiranda viena kita varlė. Ar varlytė. Kaip jos atsiranda ten, žalio supratimo neturiu. Tai kai jinai pradėjo vaikščioti į sklepą, ir vieną, ir antrą dieną žiūriu, parsineša po varlytę. Medžioklė, nu ką, dar tik 2,5 mėnesio, gal jau plius minus, ar tai jau 3, bet jau medžioja. Kai tik tai pradėjau išleisti į lauką, žiūrėk, ir jinai į antrą dieną parnešė pelytę iš daržinės. Nu galvoju, va čia tai genai laukinės katės ir puikios medžioklės. Na taip, tarmiškai sakau medžioklę, medžiotojas. Bet smagu stebėti, kaip ir su Gilda atranda savo būdą bendrauti, kaip ir šuo su kate. Didelių meilių nėra, bet Gilda vis tiek nori savo tą laižūniškumą pareikšti prieš ją, prieš Cangę, bet Cangė yra kovotoja ir nelabai pasiduoda ir kelis kartus net Gildai taip iki kraujų nosį prarežė. Bet su kiekvieną dieną matau, kaip jų santykiai vis artėja, nebe Cangė mažiau bijo ir natūraliai santykiai kūrėsi per laiką. O aš ką, atsisijojau ir maišyklė vėl bus jungiama ir toliau prie tinkavimo. Pagalvojau tik tai apie planuojamą tinkuoti plotą, pasilupsiu dažus. Bet dabar jau pradeda šviesti tai, kad teks visus dažus nusilupti ir taip vėlgi prasitikrinti sieną, nes kaip ir atrodo, čia jau baiginėjau, priejau, sakau, čia vat rozetė įvesta, sakau, pasilupsiu. Bet barškinė ir supranti, kad čia palei plintusą turbūt bus pakankamai laisvo koka tinko. Tai sakau, vietoj planuotų kelių dienų, žiūrėk, jau ir savaitę kita gaunasi, kad prie to tinkavimo. Bet kaip ir esu sakęs, kad kol vat saulutė šviečia, nėra pašalę, tai puikiai yra tokiu metu daryti tokius tinkavimo darbus, nes po to ir bus labiau šlapia, bus labiau sustingęs ir tas pats smėlis, kad jį atsisijoti. O čia ką, aš užtruksiu, keletą dienų, vis tiek užtruksiu dar vėl dieną, gal net ir 2 čia užtruks, kol aš viską nusiskusiu, vėl viską persinešiok, susinešiok, bet geriau aš tai dabar vėlgi jau kartojasi, pasidarysiu ir man bus ramu ir per tą laiką, kol aš grįšiu prie vasaros virtuvės ir ten dar 2-3 savaitės tikrai užtruksiu, kol su tom plokštėm ir per tą laiką čia bus jau viskas išdžiūvę ir aš galėsiu jau, kaip sakant, pereiti ir prie glaistimo. Lubų čia ojojoj laukia.
Bet vienok bus jau, kaip sakant, nereikės atidėlioti, o darbas viduje, tai jau man jau oras niekaip neįtakos. Todėl dabar, kaip sakant, reikia ir laiką darbus derinti su metų laiku. Na, neišvengiama. Reikia eiti užkast ir nusiteikti vėl panešioti, palupti tą naivųjį meną buvusios čia Danutės Burmei, jeigu aš teisingai žinau, kad čia buvusi jinai valytoja, kažkada 90-ais išpaišė, bet jo, buvo jos čia menų ir anoj salėj, ir šitoj, bet dėja čia, kaip sakant, to istorinio momento visai aš nenoriu saugoti. Tai, kaip sakau, reikia kibti ir nešioti ir vėl su špakteliu čia skusti, lupti, bet anksčiau ir vėliau būtų tekę prie to prieiti. Lupant tuos neišpasakytus dažų sluoksnius, aš net skaičiaus nerandu, kiek jų čia yra, ir špakliaus, ir aliejinių, ir kreidinių, ir kalkinių, kokių tik čia dažų nėra, na, storiai didžiuliai. Bet kas mane nustebino, šachta, kuri į pečių ėjo, o čia staiga atradau po dažų sluoksniais senų durelių, valymo durelių šitą angą. Ir gaila, kad pačių durelių jau neliko, nes aš galvojau, kur aukščiau esu prasiardęs šachtą, jinai tenais iki pat krašto sklidina suodžių. Ir galvoju, vis tiek kažkur tai turi būti galimybė valyti suodžiams, nes anksčiau taip darydavau. Ir pagaliau, kai manęs dažnai paklausė, ar neradai kokį nors lobį čia. Tai va, mano lobiai va tokie vat yra. Ir čia man kelia atradimo džiaugsmą. Menkai jie, kad čia piniginė vertė, jie verti, bet emocinė prasme jie yra daug, na, kaip kvaileliui, tas grašelis varinis yra auksas. Tai gal ir aš tas kvailelis. Kai buvau atvėręs, iš pradžių buvo tik tai šita atvira, po to atvėriau šitą. Suradau dureles, galvojau, čia jau bus pabaiga ir išbyrėjo tiek suodžių. Tai čia tik tai nuo šito, nuo antros skylės iki durelių. Ir čia jau drąsiai pusė tačkos. O ką jau kalbėti, kai man tada reikėjo prieš 2 žiemas čia pirma valyti, tai čia nežinau, gal kokias 3 tačkas išbyrėjo. Bet aš dar stebiuosi, kad pasiėmė pakliuotę, įkišė ir aš nedasiekiu dar dugno. Ir dar suodžių eina žemyn. Tai turbūt dar reikės vienų durelių ieškoti kiek žemiau ir tikėtina, kad tik tada atsivers galutinė erdvė kažkokia tai skylė, pro kurią galėsiu visus suodžius išvalyti. Visiškai netikėtai ir negalvojau, kad atrasiu kažkokią dar vieną skylę, nors tikėjausi, kaip ir kalbėjau, po šitą atrasti, bet šalimais dar viena šachta eina, kuri jau tikrai yra nenaudojama ir nemanau, nėra numatyta jai nei ventiliacijai, nei kam naudoti. Tai jinai, na, numanomai čia iki lubų, nes aš kai palei lubas tvarkiau šitą angą, kuri buvo irgi atvira, tai nuo
lubų, sakykime, nuo perdangos nuo 1 iki 2 aukšto, tai išvaliau iki pat stogo. Tai čia dabar yra kokie 3 metrai suodžių ir visokio gėrio. Na, nori, nenori, teks pasinerti į dulkes. Čia daug šapalių visokiausių prineštų turbūt per šimtmečius. Kartu su suodžiais, kartu su viskom. Nesuprantu, kaip taip neprižiūrėjau. Na, be abejo, suodžiai labai greitai kaupėsi, tai čia užtenka 10-20 metų ir šachta, bet kad suodžiai brudnas reikalas, tai atrodo dar dulkių nedaug, bet jau kvėpuoti darėsi sunku ir nosį jau pradeda rėžti truputį tas suodžių kvapas. Ir kai vien čia pakasiau, po to išeini į lauką, atsiprašant, atsikrenkšti ir nusispjauni ir juodi skrepliai. Na, negražu, bet tokia realybė. Tai manau, kad reikia prieš pradedant judinant, ką nors čia eiti atsinešti respiratorių. Dar kai gyvenamojo pusėje, dabartiniai virtuviai, tenais ardžiau irgi lentos ir visos tos konstrukcijos tarybinės momentą, sakiau, kad prie lentos pakvietimas turbūt niekam didelių malonių jausmų nekėlė, nes visada reikėdavo stovėti prieš visą auditoriją. Tai jau visai gera praktika tam, kad išmoktumai kaip žmogus stovėti prieš auditoriją, o taipogi jaustis tikrinamam. O čia turbūt, kad paskutinis artefaktas iš mokyklos laikų, pirmajame aukšte, manau, kad iš viso daugiau turbūt, kad nebėra nei vieno likusio iš to meto dalyko, kuris būtų pritvirtintas kur nors ir dar artikuliuotų apie savo praeitį. Tai ši lenta, kaip ir paskutinė, bus išsaugota ir panaudota turbūt, kad irgi savo pirminę paskirtį, bet gal ne taip, kad mokyti, bet tiesiog bus kažkam užsirašyti. Na, idėjų visokių yra, dabar dar gal labai neišsiplėsiu, bet jaučiuosi truputį pastrigęs su dažų lupimu ir labai gerai, kad tai pradėjau daryti, nes kaip ir šita vieta parodo, kad geriau pastuksenus išaiškėja, kad tinkas čia labai silpnai laikėsi ir yra dar kitur, bet įdomiausia yra tai, kad čia, kur panelė ir dažyta bile kiek kartų su aliejiniais dažais ir po to vėl glaistyta ir po to vėl dažyta ir glaistyta ir dažyta, tai kai kuriuose vietose iki ankstyviausio aliejinių dažų sluoksnio dainim, aš jau nebe sluoksniais kalbėsiu, bet milimetrai. Turbūt, kad kai kuriuose, pavyzdžiui, čia net glaistyta ir dažyta tik tai iki aliejinių dažų senųjų. Ir tai čia dar ne pirmieji, jie irgi matosi kokie 4 sluoksniai tų senųjų, o virš jų 5 milimetrai. 5 milimetrai. Kai kur irgi 2-3 varijuoja. Kaip sakant, kada meistrai senieji glaistė, kaip užglaistė taip. Bet jo, pasiteisina
kad ėmiausi šito darbo prieš atiduodant maišyklę. Ir pasiruošimas labai ilgas. Ne vienas sakė, oi tai greičiau gal su perforatoriu viską nuimti. Be abejo, greičiau būtų viską nuimti, o po to vėl, tai tada vėl iš naujo viską tinkuoti. Aš tokio didelio ūpo neturiu. Čia taip sutinku, gal einu tuo ilgesniuoju, sunkesniuoju būdu, bet toks procesas ir neišvengiama. O kai jau virš panelės, tai jau savaime suprantama, kad čia aliejinių dažų nebūta ir visi tie vandeniniai dažai pakankamai, lyginant su panelė, pakankamai lengvai, bet vis tiek nėra taip, kad perbrauki vieną kartą šušpakteliu ir tau krenta. Kai kur, aišku, nuo laiko, nuo drėgmės, nuo pastato situacijos, kur buvo labiau apleista, kur daugiau vandens šalčio gavo. Ir šitą sieną žinau, kad buvo pakankamai apleista, nes stogas buvo toksai pavargęs. Tai savaime suprantama, kad čia irgi to vandens buvo daugiau. Ir kai pereisiu prie tų piešinių senelės, irgi turbūt, kad bus tas pats, nes ten buvo kiauriausias stogas. Tai ir, va taip. Tai pasikartosiu, norėjau kelias dienelės, bet gaunasi, kad kelias savaitės aš čia prie to darbo ir reikia, tai reikia. Kaip sakau, prie biskvitinio torto. Jo, tai ačiū Jums už pridedamus nykščius, ačiū už parašomus komentarus, ačiū tie, kas nepagaili kelių eurų ir paremia Contribui ir Patreon platformoje. Ir tai yra man labai daug. Jums atrodo čia keli eurai, bet man yra didžiulė paskata ir didžiulė parama. Dėkui tie, kad jie ir pasidalina šiuo ar ankstesnėmis serijomis su savo draugais. O aš ką, grįžtu prie savo biskvito ir sakau dėkui ir iki sekančios serijos.